Sony Elevated Standard ES. Kas tai? Šiandien pakalbėsim apie aukštesnės klasės Sony stiprintuvus. Kaip gimė idėja nufilmuoti šitą video? Po švenčių turėjau svečią, vieną iš savo patreonų ir gavau dovanų stiprintuvą. Tai Sony TF690 ES. Išgirdęs, kaip jisai skamba, aišku, šis žvėris nėra visiškai tvarkingas, reikės jam remonto, tai būtent apie tai šiandien pakalbėsim, pažvelgsim į šio stiprintuvo vidų. Tai manau tikrai bus įdomaus turinio, na ir prie to pačio aišku papasakosiu Sony ES linijos stiprintuvų šiek tiek istorijos. Toksai laukia šiandien jūsų video, tai kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą. Prie mano kūriamo turinio galit prisidėti Patreon, na, o dabar važiuojam. Sony ES serija tai yra viena iš seniausių serijų aukštos klasės komponentų, stiprintuvų, kitų gaminių Japonijoje. Tai šiai linijai yra 60 metų gaminių jau. Ir kodėl viskas taip įvyko, kodėl jie sugalvojo sukurti būtent ES seriją. Tai buvo dėl to, kad atsirado poreikis aukštesnės klasės komponentams, stiprintuvams, garsui, kad būtų ilgamžiškesni. Na, aišku, įkvėpti ir studijinio garso, nes irgi jie bandė padaryti, kad kuo tiksliau jie skambėtų šitie gaminiai. Tai sukūrė 1965 metais savo pirmąjį stiprintuvą integruotą, tai tą 1120, kuris pasižymėjo, tais laikais tikrai didelė solidžia galia, 50 W prie 8 ohmų. Šiais laikais kilovatų laikais ir 100 W tai tikrai nėra daug, bet reikia nepamiršti, kad tais laikais buvo daug jautresnės, kolonėlės būdavo daug jautresnės garsiakalbiai, tai 50 W tikrai buvo tais laikais labai daug. Tai šis stiprintuvas buvo pagamintas iš labai aukštos klasės komponentų, tikrai pasižymėjo ilgamžiškumu, nes Sony būtent tuo ir siekia. Tai tokia buvo ES linijos pradžia. Galima pasakyti, kad antrasis proveržis, antroji generacija ES linijos buvo apie 1980-uosius, kai atsirado. Kas atsirado? CD formatas. Ir buvo kuriami pirmieji CD diskai. Tai kartu dirbo Sony kompanija, kiek teko skaityti ir su Philips kompanija, kad mes turėtume šią šiuolaikinę laikmeną, kur dažnas ir dabar klausome. Aišku, prie to pačio buvo ir sukurta naujų stiprintuvų, tai tokių kaip ta F555ES ir ta F800ES. Tai šie stiprintuvai irgi pasižymėjo aukštą surinkimo kokybę, na ir žinoma, kokybiškų garsų. Sony aukso amžiumi laikomas laikotarpis 80-ųjų pabaiga ir 90-ųjų pradžia, nes buvo sukurti legendiniai stiprintuvai tokie kaip ta F707S, ta N77S, na ir ta N80ES. Na, tai čia jau MOSFET technologija, būtent šitą stiprintuvą, kurį mes gavome dovanų, jis irgi yra su MOSFET technologija jau paremtas. Tai šis būtent laikotarpis 90-ieji, 80-ųjų pabaiga, 90-ųjų pradžia yra auksinė Sony era. Aišku, daug buvo ir pagaminta kitų stiprintuvų, kurių nepaminėjau. Na, tai buvo laikoma, kad buvo geriausi visi aparatai pagaminti. Aišku, buvo gaminama daug įvairių po to stiprintuvų. Ir 90-ųjų pabaigoje ir 2000-aisiais atsirado jau ir namų kino stiprintuvai, kaip žinot. Bet šioje srityje aš dabar kol kas nelabai domiuosi namų kinų, tai pakalbėsim apie būtent šitą perlą, kurį mes gavome dovanų šiandien. Tai jeigu nori daugiau Sony istorijos, kad kažką tęstume iki šių dienų, kas vyksta, tai būtinai parašykit komentarą, manau galėsim pakalbėti. Nes Sony gamino ne tik ir stiprintuvus, bet gamino ir namų kino stiprintuvus ir dabar gamino aukštos klasės automagnetolas, bet tai čia gali būti visai kita tema. Daug yra ir kitų komponentų. Aišku, aš Sony kažkaip tais aukštos klasės seniau stiprintuvų nelabai daug esu turėjęs. Tai esu tą turėjęs, dabar turiu savo kolekcijų, tas, kur buvo su impulsiniu maitinimu, apie kurį, manau, dar ateity galėsim pakalbėti. Tai ta F6B, kuris irgi tikrai pasižymi savitų garsų. Esu dar turėjęs keletą žemesnės klasės modelių, bet jie manęs tikrai anaiptol nesužavėjo. Tai dabar toksai vėl, kai gavau šį stiprintuvėlį dovanų, atgimimas ir atsirado toks įkvėpimas pasidomėti daugiau Sony istoriją. Tai einam dabar apžiūrėsime Sony tą
690 ES stiprintuvą ir pažiūrėsim, iš kokių komponentų išorė, kaip atrodo, kaip surinktas ir pakalbėsim, aišku, apie gedimus. Na štai, gražuolis jau stovi ant stalo pastatytas ir dabar pakalbėsim šiek tiek apie išvaizdą, kokių turi jisai funkcijų. Na ir tada eisim, aišku, prie vidaus ir pačių gedimų aptarsim. Tai kaip matote, iš priekio tikrai atrodo minimalistiškai, nėra jokių kažkokių labai blizgučių pridėta, kaip būna ant kitų gamintojų. Bet šis stiprintuvas pasižymi būtent tuo, kad jisai jau dar vis naudojo aliuminį priekį. Kai jau kiti stiprintuvai, kad ir tie patys pionieriai aukštesnės klasės, jau dauguma stiprintuvų buvo plasmasiniai. Tai tikrai dar duoda tą tokį kokybiškesnį pojūtį liečiant. Man labai tas yra aktualu, nes aš labai mėgstu tas tokias tikras medžiagas, kurios yra ilgamžios, bet tikrai tai nėra plastikas, kaip suprantat. Na tai pažiūrim dabar, kas čia yra pas jį ir kokių yra nustatymų, reguliavimų. Tai šitas gan visai įdomiai atrodo dalykėlis, kai užsidaro paslepia. Kaip žinia, visi daugumą audefilų niekas nenaudoja tembrų blokų, naudojant direct funkcijos, tai būtent šitame stiprintuvė direct funkcija ir yra sugedusi. Na, kai jungi, susimarksto tik tai lemputė, bet jinai nepasijungia. Tai teko tik paklausyti ant nuliukų užstačius. Aišku, dar nėra ir mano valytas jisai, tai dabar galima, kaip sakant, klausyti ir vinilo, palaiko MCMM patefono galvutės. Tai čia galima direct inputą pasispausti. Na, turi vat, ir filtrus jautus subsoniko, mono stereo, na čia balansas visi tonai ir taip toliau. Galima naudoti kaip pirminį šitą stiprintuvą, ausinės pasijungti. Na, žinoma, komplekte turėtų būti ir pultas. Toksai, kaip matot, minimalistinis, dar pasižymi šitas stiprintuvas tuo, kad patį selektorių junginėja varikliukas, tai girdisi, kaip paspaudi mygtuką, kad su varikliuku perjungia selektorių. Na, toksai ir gerai, ir įdomu, ir inovacija, bet kiek teko skaityti, kad tikrai dažnai sugenda, pasitaiko gedimų. Šitie Sony tikrai turi nemažai gedimų, apie kuriuos, manau, galėsim vėliau pakalbėti. Tai dabar antras gedimas, kaip matot, mygtukas įsispaudęs, tai greičiausiai yra sulūžęs jungiklis, gal jau visai nėra, kadangi gavau dovanų, tai yra visiškai nesvarbu, susitvarkysim, bus daugiau pačio turinio. Tai tikrai, kaip matot, vertas dėmesio aparatas, daug labai sulaukiau žinučių, nes daug kas turėjo kitų, žemesnės šiek tiek klasės ES gaminių, nes šitas 690 savo laiku, tai dar berods, jeigu neklystų, keli stiprintuvai, tik tai tuo metu buvo geresni už jį, aukštesnės klasės. Na, einam dabar išardysim, manau pasižiūrėsim, kas jo viduje. Iš galinės pusės šiek tiek parodysiu, tai kaip matot, pauksuoti visi įėjimai, išėjimai. Tikrai kokybiškai, aišku, patys gnybtai, bananinių neįjungsi kolonėlių jungčių, tai nieko, kaip sakant, nepadarysit. Taip jau yra toksai aparatas. Einam, imam dangtį, žiūrim, kas viduje dabar. Na, metas nukelti dangtį, pažiūrėsim dabar, kas viduje matosi. Labai pačiam įdomu, nes nebuvau ardęs. Tada-dadam. Na, štai ką mes turime dabar. Padedam dangtį ir žiūrim. Matot, kokybiškas transformatorius su šildu. Iššildintas, tai kiek teko man ir anksčiau susidurti su Sony stiprintuvais, tai esu jau pastebėjęs tokį dalyką, kad komponentų tikrai nėra prifarširuoti. Tikrai yra visko tiek, kiek reikia, kiek esu anksčiau gal pasakoju savo video, kad geram garsui visą laiką yra gerai kuo trumpesnis kelias. Tai būtent pažvelgus į Sony vidų stiprintuvų, būtent tai galima ir matyti, tai jie ir vadovaujasi ko gero šitą filosofiją. Tai šita filosofija tikrai yra teisinga, nes aš kiek susidūriau su tais dalykais tokiais, tai visą laiką yra tai ir pasitvirtinę, kad žemesnės klasės, pavyzdžiui, senieji Kenwood gaminiai man asmeniškai geriau skamba, detaliau skamba, skaidresni yra negu naujesni, negu aukštesnės klasės, ten tie prabangesni modeliai. Aišku, kur reikia daug galios, su tuo mažiuku nelabai ten kažką iškočiuosi, kaip sakant, bet tokie va yra mano pastebėjimai, tai tas kelias, kad nusipirkti žemesnės klasės, pasiimti senas, jautresnės kolonėlės ir galima eiti šituo keliu. Tai
Būtent tokia mano yra nuomonė. Aš pats dabar trumpai, jeigu nukrypstant nuo temos, tai pas mane visos sistemos, visos kolonėlės yra, 95 ir viršų jautris. Tai va būtent dėl to, vat. Ir einu pats tą filosofiją ir turiu tą geresnį garsą, nereikia tų utopinių modelių. Toliau pažvelgiam, tai kaip matot, vat, jungimo jungiklis, štai čia šone padėtas yra išardytas, aš matau jau. Nežinau, čia ar matosi, šiek tiek gal prikelsiu šitoj vadalį. Garsiakalbių paleidimo realytas nuo apsaugos, kur pasijungia. Kaip matot, minimalistiškai pats stiprintuvas, nėra kažko tais. Tai maitinimo sekcija, kaip matot, diodai matosi čia kažkiek tais. Kondensatoriai, bet nieko nėra, kaip minėjau, kad per daug ir ko nereikia, viskas yra labai minimalistiškai. Tikrai stiprintuvas atrodo paprastai, bet neprastai. Matosi, kad ALPS garso reguliatorius, potenciometras. Tai kaip minėjau, servo perjungėjas įėjimų. Tai su varikliuku būtent šitas visas, vat, nežinau, čia geras sumanimas, gal aš sakyčiau, gal geriau ir patikimiau per kokybiškas kažkokias serėlės galbūt komutuoti, nes visiems čia daug mechanikos, yra daugiau kam ir sugesti. Mano, aišku, asmeninė tokia nuomonė. Tai reikės pradėti remontą, kitoje dalyje video, manau, paliesime remontą, tai eisim, švalysim vidų, aišku, parodysiu, kokios priemonės, chemija naudojama. Bandysim sutvarkyti jungimo jungiklį kažką tais, arba pritaikyti, arba tą patį suremontuoti. Na ir pasiklausysim šį stiprintuvą. O kas nekantraujat išgirsti šiek tiek, nors ir trumpai, kaip jis groja, tai prisijungit prie mano Patreon, nes Patreone neužilgo turėtų pasirodyti video šiek tiek testų su šiuo stiprintuvu. Na ir manau, dar aptarsim plačiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, būtinai parašykit komentarą, paspauskit like. Susitiksime neužilgo. Iki.